bičiuliai, šiandien esame Panevėžio rajone. Atvykom pasižiūrėti, kaip dirba Agrometer srutų išlaistymo mašina. O įdomu, žinokit, o įdomu. Kas nebuvot, nematėt, tai pamatysite. Tai tokia mašina yra pirma ir vienintelė Baltijos šalyse. Žmonės matot naują daiktą, kurio labai džiaugiuosi. Tikiuosi bus našus mūsų ūkiui ir tikiuosi bus efektyvus, sutaupys laiko, resursų ir palengvins visų darbą. O sakykit, Ignai, o jūsų ūkis kokio dydžio yra? 130 hektarų. Aha, ką auginat? Viską auginam. Kukurūzų, pievų, kviečių, visko po truputį. Kaip jie įsigijote, koks buvo kelias toks? Turime labai daug biotrąšų, tai ėjom link to su broliu, kad pasistatyti lagūnas, tai nusprendėm pildyti paraišką šitai nuostabiai mašinai, patvirtino tą paraišką ir pasisekė įgyti šitą puikią techniką. Aha, kokia nauda dabar iš viso to? Efektyviai panaudojamas biokūras, ekologiškai, visiškai draugiškas aplinkai. Šitos mašinos ir viso šito kombinuoto visos sistemos nauda tai yra, kad nenaudojami srutovežiai, negadinama danga, nes visas tiekimas vyksta per žarnas. Dirbame tvariai, atitinkam visus aplinkosaugos reikalavimus ir nereikia naudoti mineralinių trąšų. Tai gal parodykite tą mašiną, gal pademonstruosite? Prašom. Dabar keliam slėgį apie 4-5 barus, paleidžiam mašiną važiuoti, nustatom norimą normą. Šiuo metu yra nuvesta 50 kubų hektarui. Nu ir per kiek laiko tu, ta prasme, atlieki visą darbą, tarkim, jeigu plotą kažkokį įvardintum ir kiek laiko užtrunka? Labai įtakoja norimas išpilti srutų kiekis. Ir magistralės ilgumas. Tai ką, Žil, Uno gal pažaidžiam, ką? Ne, dar anksti. Dar reikia šiek tiek įsidirbti ir įgūsti truputį tiek naują techniką, tai atsakingiau reiktų žiūrėti tokius darbus. It's our biggest machine that we can that you can get from Agrometer. It's called SDS 8000, very high capacity on the field with very low soil compaction. This is if you have to go on winter crops, for instance, you can go in the tramlines where the sprayers, the chemical sprayers are driving. In that case, you don't destroy the crops, the winter crops, while you have to drive in between. And in these terms, with the big working width, you have a very low soil compaction. The machine weighs empty 20 tons. So compared to a tractor with a tanker, it's a very low weight. So these are the biggest advantages. And you have the chance to drive all the time on the field because we have on the farm a pump unit which pumps all the time. So the machining is driving up and down all the time, and you don't have to fill up a tanker, for instance, or have to leave the tram lines because you have to fill up the tank. Yeah, the machine is very good equipped with these options. They didn't take all of the options, but it has a GPS sensor on site that they can go with field maps. They can drive with that, and we have a tire pressure regulation set to avoid more soil compaction. There is not much soil compaction, but to avoid this, you can also lower the pressure of the wheels, that you have even lower soil compaction. This is one of the advantages of these machines with their options they choose. Taigi ši mašina yra neeilinė ir specialios specifikacijos, sukomplektuota su pačiom naujausiom sistemom. Tai yra sudėta ir pilna valdymo sistema, vairavimo sistema,
būtent mes galime reguliuoti srautą, padavimo kiekius iš labai, sakyčiau, tolimų atstumų. Taip vyksta pats procesas darbo. Nupjauto žolės tręšimas. Matomai visi suprantam, kad ši mašina gali dirbti netgi labai drėgnomis sąlygomis, kaip jokia kita mašina to negali padaryti. Jeigu taip žiūrint, kaip ankstyvą pavasarį reikia išvažiuoti arba vėlyvą rudenį, kaip nori įsivežti srutas, tai dažniausiai yra problemos keliukai arba ten reiškia vieškeliai arba davažiavimai į laukus, tai yra sudėtingi, teisingai. Ne visur yra geri asfaltuoti privažiavimai arba geri žvyrkeliai. Tai dažniausiai su cisternom, su daug reiškia reisų, tarkim, tą padaryti, ką dabar mes čia darom. Kai mes įtirpinėjom į hektarą šiuo metu nuo 40 iki 60 kubinių metrų, tai įsivaizduokim, vienam hektarui mums automatiškai reikia suvaryti čia, tai kad atiduota patį minimum 3 cisternus turi važinėti, vežioti ir gaudyti tokį našumą. Tai įsivaizduokim, kai sausa viskas gerai yra, bet kas darosi, kai yra drėgnos sąlygos, tai privežimas. O čia kaip dirba paprastai, matote, žarna. O štai žarna yra tolimai nutolus nuo čia, jeigu aš neklystu, per 1,5 ar 2 km atstumu. Ir ten pačiam gale prie rezervuaro dirba dizelinė stotelė, kuri pilnai valdosi iš kabinos ir kuri pilnai klauso šios mašinos. Kabina pati išvažiuoja iš savo vietos, apsikeičia ir ta prasme labai patogu yra operatoriui. Tai operatoriui kaip operatoriui, bet tokia yra technologija. Tu kitaip negalėtum dirbti, kadangi jinai nuvažiuoja, grįžta, vėl važiuoja, jos tokie važiavimo principai yra, nes kitu atveju tu važinėtum per žarną tiekimą. Tai tu staupai labai daug dalykų. Transporto kaštus, mechanizatorių kiekį, kuro kiekį, tu neterši gamtos. Visą tai daro viena stotelė, kuri tiekia, reiškia, skystą frakciją iš šią mašiną. Ši mašina dirba lėtai, ji dirba maždaug 6 km greičiu, 4-6 priklausomai nuo reljefo, bet jinai dirba pastoviai, dirba automatizuotai ir darbas vyksta, sakyčiau, įvažiavo į laukus. Kaimynai, jeigu kažkur ir yra kažkokį kvapą, jaučia, bet jie tau nesiskundžia, kad žiūrėk, šitie su cisternom, su srutovežiais veža, žiūrėk, išbėgo dar kažkas, arba kažką tai sulaužė, arba buvo keliukas, reiškia, ir taip toliau ir panašiai. Čia šitų problemų nėra. Tai va čia yra didžiausias pliusas. Geras pavyzdys, jog pavyko ūkininkui pasinaudoti ES parama ir įsigyti tokią puikią mašiną.